Paramhansa Yogananda. Jogo autobiografija. 6 skyrius. Svamis tigras. Aš suradau svamio tigro adresą. Aplankykime jį rytoj. Mielai pasiūlė Čandis, vienas iš mano vidurinės mokyklos draugų. Aš labai nekantriai laukiau susitikimo su šiuo žmogumi, kuris dar prieš tapdamas vienuoliu plikomis rankomis gaudydavo tigrus ir kovodavo su jais. Dėl berniukiško savo entuziazmo į tokius žygdarbius žvelgiau su nepaprasta pagarba. Kitos dienos rytas buvo žiemiškai vėsus, tačiau aš ir Čandis linksmi išbėgome iš namų. Po daugybės klaidžiojimų Kalkutos priemestyje, Bhuvanipūre, pagaliau suradome ieškomą namą. Ant durų kabėjo 2 metaliniai skambučiai, kuriuos spustelėjau iš visų jėgų. Nepaisydamas triukšmo, prie mūsų lėtų žingsnių priėjo tarnas, o jo ironiška šypsena leido suprasti, kad lankytojai, kiek jie betriukšmautų, yra bejėgiai sudrumsti šventojo namų ramybę. Vis dar jausdami tylų priekaištą, buvome maloniai pakviesti į vidinį namo kiemą. Ilgai laukę, jau pradėjome nerimauti. Tačiau nerašytas Indijos įstatymas sako, jog tiesos ieškotojas turi apsiginkluoti kantrybę, nes dažnai mokytojas sąmoningai surengia tokį išbandymą, norėdamas patikrinti mokinio troškimą pamatyti mokytoją. Tokias psichologinės gudrybės vakaruose naudoja medikai ir stomatologai. Pagaliau mane ir Čandį pakvietė tarnas ir mes įėjome į miegamąjį, kur ant savo lovos sėdėjo garsusis Sohongas Svamis. Pastaba. Sohongas buvo jo kaip vienuolio vardas. Liaudyje jis buvo žinomas kaip Svamis tigras. Pastabos pabaiga. Mes labai nustebome, matydami tokį milžinišką kūną, todėl stovėjome nebylus ir išsproginę akis. Niekada anksčiau nebuvome matę tokios krūtinės ir tokių lyg futbolo kamuoliai bicepsų. Ant didžiulio kaklo puikavosi nuožmus, tačiau ramus Svamio veidas, papuoštas gražiai krintančiomis garbanomis, barzda ir ūsais. Tamsiose jo akyse atsispindėjo ramios ir kartu tigriškos šio žmogaus savybės. Jis buvo beveik nuogas, tik per juosmenį apsisiautęs storą tigro kailį. Atsipeikę mes pasveikinome vienuolį ir išreiškėme savo pagarbą jo narsumui neįprastoje kačių šeimos arenoje. Labai prašome papasakoti mums, kaipgi vien kumščiais įmanoma pavergti pačius žiauriausius džiunglių žvėris, karališkuosius Bengalijos tigrus. Mano sūnus, man visiškai nieko nereiškia kovoti su tigrais. Jeigu reikia, aš pasiruošęs sutramdyti juos ir dabar pat, kaip vaikas nusijuokė Svamis. Jūs į tigrus žvelgite kaip į tigrus, o aš matau juos tik kaip katytės. Gerbiamasis Svami, galbūt aš irgi sugebėčiau įteikti savo pasąmoniai, kad tigrai yra lyg katės, tačiau ar patys tigrai tuo patikės? Žinoma, jėga yra būtina. Pergalės niekada nelaimės kūdikis, kuriam tigrai irgi pasirodys kaip švelnios naminės katės. Galingos rankos yra pakankamai geras mano ginklas. Jis paprašė mūsų sekti paskui jį į kiemą, kur užsimojęs iš visų jėgų trenkė į sienos kraštą. Ant žemės su trenksmu nukrito plyta, o pro sienoje atsiradusi plyšį švietė ryškus dangus. Iš nuostabos aš vos galėjau išstovėti ant kojų. Tas, kuris vienu smūgiu gali išgriauti mūrytų plytų sieną, greičiausiai mokės susidoroti ir su tigrų dantimis. Ne vienas žmogus turi tokią kaip mano fizinę jėgą, tačiau jiems trūksta tikro pasitikėjimo. Tvirto kūno, bet ne proto žmonės gali apalpti, vien pamatę laisvai džiunglėse klaidžiojantį laukinį žvėrį. Tigro nuožmumas natūralioje aplinkoje
gerokai skiriasi nuo opiumų maitinamo cirko gyvūno. Daugybė Heraklio jėgą turinčių žmonių prieš karališkojo Bengalijos tigro puolimą pasijuto apgailėtini bejėgiai. Tigras pavertė žmogų silpnu kaip naminė katė. Visgi žmogui turinčiam ypač stiprų kūną ir nepalaužiamą ryžtą įmanoma užpulti tigrą ir priversti jį pripažinti naminės katės bejėgiškumą. Kiek kartų aš paprasčiausiai taip ir pasielgiau. Aš buvau noriai pasiryžęs tikėti, kad prieš mane stovintis titanas tikrai galėjo paversti tigrą silpna naminę katytę. Atrodė, jog jį apėmė pamokymų nuotaika, o aš ir Čandis pagarbiai klausėmės. Raumenys yra proto valdžioje. Plaktuko smūgio jėga priklauso nuo panaudos energijos, o kūniško žmogaus instrumento galia priklauso nuo energingos asmens valios ir drąsos. Kūną tiesioginė prasme kūrė ir palaiko protas. Dėl praeituose gyvenimuose sukauptų įpročių silpnybės apraiškos nuolatos melkėsi į žmogaus sąmonę. Jos pasireiškia kaip polinkiai, kurie savo ruožtų tampa pageidaujamu arba nepageidaujamu kūnu. Išorinio trapumo šaknis glūdi prote. Užburtame rate įpročių suvaržytas kūnas trukdo protui. Jei šeimininkas leidžiasi vadovaujamas tarno, pastarasis tampa vienvaldis. Lygiai taip pat ir protas dažnai yra pavergiamas bei paklūsta kūno įsakymams. Mums prašant, įspūdingasis Vamis sutiko papasakoti, ką nors iš savo paties gyvenimo. Aš jau seniai svajojau kovoti su tigrais. Mano noras buvo stiprus, tačiau kūnas silpnas. Aš labai nustebau, nes atrodė neįtikėtina, jog žmogus su Atlanto pečiais kažkada galėjo būti silpnas. Tik nepaprastu atkaklumu ir koncentracija į sveikatą bei fizinę galią nugalėjau savo trūkumus. Aš nuolatos garbinau savitaigos galią, kuri mano manimu buvo vienintelė veiksminga priemonė karališkiams Bengalijos tigrams pavergti. Argi jūs manote, gerbiamasis Vami, kad ir aš kada nors galėčiau kovoti su tigrais? Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas, kuomet mano protą buvo užvaldžiusios keistos ambicijos. Taip, šypsojosi jis, tačiau yra daugybė įvairiausių rūšių tigrų, daugelis, kurių tyko džiunglėse norėdami užpulti kokį žmogų. Atimdami žvėriui sąmonę, mes negauname jokios dvasinės naudos. Geriau laimėti pergalę prieš vidinius plėšrūnus. Gal galite mums papasakoti, ponė, kaipgi iš tigrų tramdytojo jūs pavirtote laukinių aistrų tramdytojų? Svamis tigras nutilo. Jo žvilgsnis nutolo, lyg mėgindamas sutelkti praėjusių metų prisiminimus. Aš pastebėjau lengvą dvejojimą, ar verta paklusti mano prašymui. Pagaliau jis pritarimai šyptelėjo. Kai mano garbė pasiekė viršūnę, aš buvau apsvaigęs nuo didybės. Tuomet nusprendžiau ne tik kovoti su tigrais, bet ir rodyti su jais įvairiausius fokusus. Mano troškimas buvo priversti laukinius žvėris elgtis kaip naminius gyvūnus. Savo drąsą pradėjau demonstruoti viešai, o mano šlovė vis augo. Vieną vakarą į mano kambarį įėjo liūdnas mano tėvas. Sūnau, aš turiu įspėti tave, nes noriu išgelbėti nuo artėjančių nelaimių, kurias gimdo besisukantis priežasčių ir pasiekmių ratas. Argi tu esi fatalistas, tėve? Argi galima leisti, kad prietarai aptemdytų visą mano veiklą? Aš ne fatalistas, sūnau, bet paprasčiausiai tikiu pelnytos bausmės įstatymu, kuris išdėstytas šventraščiuose. Džiunglių gyventojai yra užpykę ant tavęs ir vieną dieną šis pyktis gali visa jėga pulti tave. Tėve, tu stebini mane,
Tu gerai žinai, kad tigrai yra nuostabus, tačiau negailestingi. Netgi ką tik sudorojęs kokią nelaimingą būtybę tigras, pamatęs naują grobį, užsidega nauja aistra. Tai gali būti linksmai džiunglių pievelėje šokinėjanti gazelė. Sugavęs ją ir prakandę švelnų jos kaklą, piktavališkas plėšrūnas paragauja tik nedidelę dalį plūstančio kraujo ir eina toliau savo keliu. Tigrai patys niekingiausi iš visų džiunglių gyvūnų. Kas žino, gal mano smūgiai jų bukas galvas įkrės nors kiek sveiko proto. Aš esu miško mokyklos direktorius, norintis išmokyti juos švelnesnių manierų. Tėve, prašau galvoti apie mane kaip apie tigrų tramdytoją, bet ne kaip apie jų žudiką. Kaipgi dori darbai gali prišaukti man nelaimę? Būk geras ir neįkalbinėk manęs, kad pakeičiau savo gyvenimo būdą. Čandis ir aš įdėmiai klausėmės ir puikiai suvokame praeities dilemą. Indijoje vaikai absoliučiai paklūsta bet kokiems tėvų norams. Stoiškai tylėdamas tėvas klausėsi mano aiškinimų, paskui rimtai išsakė savo nuomonę. Sūnau, tu privertei mane išsakyti nerimą keliančią pranašystę, išgirsta iš vieno šventojo lūpų. Jis priėjo prie manęs vakar, kai sėdėjau verandoje ir meditavau. Brangus draugė, pradėjo jis, aš atnešiau žinią karingam tavo sūnui. Tegu jis baigia barbarišką savo veiklą. Priešingų atveju, kito susitikimo su tigru metu, jis bus rimtai sužeistas ir paskui 6 mėnesius gulės leisgyvis tarp gyvenimo ir mirties. Jis turi atsisakyti dabartinio savo gyvenimo būdo ir tapti vienuoliu. Ta pasaka nepadarė man jokio įspūdžio. Aš maniau, kad tėvas buvo lengvai apgauta paklaikusio fanatiko auka. Svamis tigras prisipažinęs nekantriai mostelėjo ranka, lyg rodydamas tam tikrą kvailumą. Paskui paslaptingai nutilo ir rodos visai mus užmiršo. Staiga prislopintų balsų vėl pradėjo vynioti savo pasakojimų siūlą. Netrukus po tėvo perspėjimo aplankiau Kočo Beharo sostinę. Vaizdingi peizažai buvo man visiškai nepažįstami ir aš tikėjau pailsėti naujoje aplinkoje. Kaip ir visur, iš paskos man sekiojo smalsaujanti minia, o mano ausį dažnai pasiekdavo tylus šnabždesys. Šis žmogus kovojo su laukiniais tigrais. Ar pas jį kojos, ar medžių kamienai? Pažvelk į jo veidą, jis pats turbūt yra tigrų karaliaus inkarnacija. Jūs turbūt žinote, jog benamiai kaimo berniūkščiai yra lyg naujausias laikraščio numeris. O su kokiu greičiu nuo vieno namo į kitą keliauja moterų paskalos. Po kelių valandų visas miestas dėl mano atvykimo alpo iš susijaudinimo. Vakare ramiai ilsėjausi, kai staiga išgirdau šuoliuojančių arklių kanopų bildesį. Jie sustojo visai šalia mano namo ir į vidų įėjo daugybė aukštų turbanus dėvinčių policininkų. Aš buvau užkluptas visai netikėtai. Man dingtelėjo mintis, jog šiems žmogiškųjų įstatymų kūrėjams viskas įmanoma. Man atrodė, jog jie ketina paimti mane su savimi, kad padėčiau atlikti kokią nors man nežinomą užduotį. Tačiau pareigūnai elgėsi nepaprastai pagarbiai. Gerbiamas ponė, mes čia atvykome pasveikinti jūsų Kočo Beharo princo vardu. Rytoj rytą jis pagarbiai kviečia jūs aplankyti jo rūmus. Aš kurį laiką mąsčiau apie pasiūlymą. Dėl tam tikrų neaiškių priežasčių gailėjausi, kad įvairiais būdais yra trukdoma rami mano kelionė. Vis dėlto maldaujantis policininkų elgesys paveikė ir aš sutikau. Kitą dieną visai suglumau, kai buvau nuolankiai sodintas į prabangę 4 arkliais traukiamą karietą. Virš mano galvos tarnas laikė puošnų skėtį, norėdamas apsaugoti mane nuo svilinančios saulės spindulių. Aš sėdėjau ir mėgavausi važiavimu per miestą bei miškingas jo apylinkes.
karališkosios šeimos palikuonis, pats išėjo prie durų manęs pasitikti. Jis pasiūlė savo auksų ir brokatų papuoštą kėdę, o pats šypsodamasis atsisėdo į paprastesnį krėslą. Visas šis mandagumas greičiausiai man brangiai kainuos, pagalvojau su vis didėjančia nuostaba. Tačiau princo kėslai išaiškėjo po kelių atsitiktinių pastabų. Mano miestas pilnas gandų, jog jūs vien savo kumščiais galite stoti prieš laukinį tigrą. Ar tai tiesa? Taip, tai tiesa. Aš sunkiai galiu tuo patikėti. Jūs esate Kalkutoje augęs bengalas, maitintas paprastais ryžiais. Pasakykite man atvirai, ar jūs kovojote tik su silpnais, opiumo apsvaigintais žvėrimis? Jo balsas buvo garsus ir sarkastiškas, jame buvo girdėti provincijos atspalvis. Aš nesitikiu atsakyti į tokį užgaulų klausimą. Tuomet kviečiu jūs pakovoti su ką tik sugautų mano tigru Radža Begumu. Pastaba, jo vardas princas princesė, rodė, jog šis žvėris turi bendrą tigro ir tigrės žiaurumą. Pastabos pabaiga. Jeigu jūs sėkmingai atremsite jį, surišite grandinę ir išeisite iš narvo nepraradę sąmonės, karališkai į Bengalijos tigrą galėsite pasiimti su savimi. Taip pat jūs gausite keletą tūkstančių rupijų ir daugybę kitų dovanų. Jeigu atsisakysite kovoti, aš išgarsinsiu jūs visoje valstijoje kaip apsišaukėlį. Įžūlus jo žodžiai smogė man lyg kulkų salvė ir aš supykęs sutikau. Princas pašoko iš susijaudinimo ir vėl atsisėdo sadistiškai šypsodamasis. Tada aš prisiminiau Romos imperatorius, kurie jausdavo malonumą išleidę krikščionis į kovos lauką su piktais žvėrimis. Kova įvyks po savaitės, apgailestauju, tačiau negaliu jums leisti iš anksto pamatyti tigrą. Galbūt princas bijojo, kad aš galiu užhipnotizuoti džiunglių karalių ar slapta sušerti jam opiumu. Aš išvykau iš rūmų ir savo malonumui pastebėjau, kad jau nebuvo karališko skėčio ir geležimi kaustytos karietos. Kitą savaitę nuolatos ruošiau savo protą ir kūną būsimam išbandymui. Iš savo tarnų išgirdau įvairiausių fantastiškų pasakojimų. Siaubinga mano tėvo išsakyta šventojo pranašystė kažkaip išplito. Daugybė paprastų kaimo gyventojų tikėjo, jog piktoji dvasia, prakeikta dievų, atgimė kaip tigras, kuris naktį įgydavo įvairiausias demoniškas formas, tačiau dieną vėl virsdavo dryžuotų žvėrimi. Toks demonas, tigras, ketino pažeminti mane artėjančioje dvikovoje. Anot kitos vaizdingos versijos, Radža Begumas buvo gyvūnų maldų tigrų dangui atsakas. Jis turėjo nubausti mane, drąsų dvikojį, užgauliojantį visą tigrų giminę. Bekailis ir beiltis žmogus drįsta mesti iššūkį nagais ginkluotam ir milžinišką galią turinčiam tigrui. Kaimiečiai teigia, kad koncentruotas visų pažemintų tigrų įtūžis susikaupė nerašytiems įstatymams apginti ir išdidžiam tigrų tramdytojui sunaikinti. Mano tarnas vėliau man paaiškino, kad princas, organizuodamas žmogaus ir žvėries susirėmimą, jautėsi kaip žuvis vandenį. Jis vadovavo statybai paviljono, kuriame telpa tūkstančiai žmonių. Jo centre, milžiniškame geležinėme narve, tupėjo Radža Begumas, o tigro narvas buvo apsaugotas dar papildomomis sienomis. Nepertraukiamas belaisvio riaumojimas stingdė kraują. Jis buvo šykščiai maitinamas baisiam apetitui sužadinti. Greičiausiai princas tikėjusi, jog mano kūnas tigrui po ilgo badavimo bus geras užkandis. Žmonių minios iš miesto ir aplinkinių kaimelių noriai pirko bilietus
skatinami būgno dūžių, skelbiančių neįprastą dvikovą. Kovos dieną šimtai žmonių stovėjo, nes visos vietos jau buvo užimtos. Kai kurie viską stebėjo pro palapinės langelį, kiti buvo susigrūdę po žiūrovų balkonais. Kai Svamio tigro pasakojimas pasiekė kulminaciją, kartu augo ir mano nuostaba. Čandis irgi buvo nuščiuvęs iš susižavėjimo. Veriamai riaumojant Radža Begumui ir triukšmaujant įbaugintai miniai išėjau į aikštę. Aš buvau tik menkai užsidengęs liemenį, daugiau manęs nesaugojo jokie drabužiai. Paskui atvėriau apsauginių narvo sienos klastį ir ramiai vėl jį užvėriau už savęs. Tigras užuodė kraują. Jis su perkūnišku trenksmu pašoko savo narve ir tokiu būdu pasveikino mane. Publika, apimta pagarbios baimės, nutilo, o aš prieš įniršusi žvėrį atrodžiau lyg nuolankus avinėlis. Akimirksniu atsidūriau narvo viduje ir kai tik užtrenkė už savęs duris, Radža Begumas staigiai puolė mane ir baisiai perdrėskė dešinę mano ranką. Iš mano kūno stipriomis čiurkšlėmis ištryško žmogaus kraujas, didžiausias tigro malonumas. Atrodė, jog šventojo pranašystė tikrai išsipildys. Aš greit atsipeikiau nuo šoko dėl pirmą kartą patirtos rimtos traumos. Krauju pasrūvusius pirštus pakišau po liemenį dengiančių audeklų, o kairę ranką paruošiau kaulus traiškančiam smūgiui. Žvėris atsitraukė, pasisukiojo narvo gale ir visų smarkumu metėsi pirmin. Ant jo galvos pasipylė žymiųjų mano kumščių kruša. Radža Begumo kraujo troškimas buvo kaip svaiginantis vyno gurkšnis alkoholikui, ilgai gyvenusiam skurde ir negėrusiam nelašo. Paryškintos, kurtinančio riaumojimo žvėries atakos darėsi vis grėsmingesnės. Dėl nevisavertės gynybos tik su viena ranka tapau visiškai pažeidžiamas nagams ir iltims. Bet aš jau rengiau svaiginantį atsaką. Abu kruvini mes turėjome kovoti iki vieno iš mūsų mirties. Narvas buvo tikras pragaras, iš kurio į visas pusės liejosi kraujas, o žvėries gerklės veržėsi skausmo bei mirties troškimo kumpinas riaumojimas. Nužudyk jį, užmušk tigrą, šaukė publika. Aš sukaupiau paskutinės savo jėgas. Piktai suklikau ir kirtau paskutinį lemiamą smūgį. Tigras parkrito ir daugiau nebejudėjo. Kaip naminė katytė, ištariau pats savo. Svamis iš viso širdies nusijuokė, paskui toliau tęsė beprotiškai įdomų savo pasakojimą. Radža Begumas pagaliau buvo nugalėtas. Karališkas jo išdidumas buvo pakirstas galutinai. Kai aš sudraskytomis savo rankomis įžūliai pražiojau nasrus ir publikai jaudrinti keletą sekundžių palaikiau savo galvą pražiotose nasruose. Paskui apsidairiau ieškodamas grandinės. Atradęs vieną ant grindų esančioje krūvoje, afiniojau tigro kaklą, o kitą grandinės galą pririšau prie narvo grotų. Paskui triumfuodamas pajudėjau durų link. Tačiau tas persikūnėjęs šėtonas Radža Begumas turėjo savo demoniškos prigimties vertą ištvermę. Stipriai šoktelėjęs, jis pagrebė grandinę ir smogė man iš nugaros. Savo nasrais tigras pagrebė mano petį ir aš stipriai trenkiausi ant žemės. Akimirką prispaudžiau jį po savimi ir nuo negailestingų smūgių krušos išdavikiškas žvėris beveik prarado sąmonę. Tada dar stipriau jį pririšau ir lėtai išėjau iš narvo. Aš vėl išgirdau triukšmą, tačiau šį kartą tai buvo pasitenkinimo šūksniai. Minios riksmas sklido lyg iš vienos gigantiškos gerklės. Nors ir baisiai sužalotas, visgi įvykdžiau 3 man pavestas užduotis. Apsvaiginau tigrą, surišau jį grandinę ir išėjau iš narvo be jokios pašalinės pagalbos. Be to,
aš tai baisiai sužalojau ir išgąsdinau agresyvų žvėrį, jog jis buvo patenkintas likęs gyvas ir jau nebenorėjo jokio svajoto prizo mano galvos savo nasruose. Kai buvo sutvarstytos žaizdos, mane pagerbė ir apvainikavo. Prie mano kojų krito šimtai aukso spalvos papuošalų. Visam miestui prasidėjo atostogos. Visur netilo begalinės diskusijos apie mano pergalę prieš patį didžiausią ir nuožmiausią iš visų kada nors matytų tigrų. Kaip ir buvo žadėta, man pristatė Radža Begumą. Tačiau aš nejaučiau jokio džiaugsmo, o mano širdis ieškojo dvasinės ramybės. Atrodė, jog paskutinį kartą išėjęs iš narvo užtrenkiau duris ir visoms žemiškosioms svajonėms. Tada man prasidėjo liūdnas periodas. Kaip ir buvo išpranašauta, 6 mėnesius dėl apnuodyto kraujo blaškiausi tarp gyvenimo ir mirties. Paskui pakankamai sustiprėjęs, išvykau iš Kočo Beharo ir sugrįžau į gimtąjį miestą. Dabar žinau, jog mano mokytojas yra išmintingai mane perspėję šventasis. Aš nedrąsiai prisipažinau savo tėvui, jog labai trokštų matyti jį dar kartą. Mano ilgesys buvo nuoširdus, todėl vieną dieną išminčius vėl netikėtai pasirodė. Užteks tramdyti tigrus, ramiai ir patikimai tarė šventasis. Eime su manimi ir aš išmokysiu tave, kaip prijaukinti nežinojimo žvėrį, tūnantį žmogaus proto džiunglėse. Tu pripratai prie publikos, todėl tau tebūnie tai angelų plejada, besidžiaugianti neįprastais tavo jogos pasiekimais. Mano guru išventino mane ir taip aš pradėjau dvasinius savo ieškojimus. Mokytojas atvėrė mano sielos duris, apriudyjusias ir gergždenčias nuo ilgo nenaudojimo. Netrukus kartu išvykome į Himalajus, kur mano guru toliau tobulino mane. Čandis ir aš nusilenkėme prie Svamio kojų ir padėkojome už nepaprastai įdomų pasakojimą. Aš jaučiausi su kaupu atlygintas už tai, jog taip ilgai teko laukti šaltame namo kieme. Pabaiga.